31 dirbtinio intelekto klubo susitikimą. Tai labai smagu, kad Vygandas Plešas rado laiko prisijungti ir pasipasakoti savo istoriją. Iš tikrųjų, su Vygandu mes jau pažįstame, nežinau, gal daugiau nei metai. Šiek tiek daugiau, ko gero, ir vis nerandam laiko susitikti, ką sakom reikėtų padaryti, bet dabar gavosi kaip ir online susitikti galimybę, tai vis tiek. Tai iš tikrųjų labai užimti ir krūvas reikalų, bet labai smagu, kad radai laiko pasidalinti, jau labiau, kad tikrai žinau, kad esi kūrybingas žmogus, daug projektų ir AI ir kitokių, tai tikrai, manau, turėsi ką papasakoti ir pasidalinti tiek iš savo profesinės srities, tiek iš, ką ir sakei apie pačią dirbtinio intelekto taikymo nuotykiai, su kuriais susiduri dirbdamas su klientais. Tai programa šiandien labai panaši, tik tai Vygandas vėlgi turėtų laiko limitus tam tikrus, kadangi terminai spaudžia, tai galbūt pabandysime biškį greičiau pradėti su Vygando pranešimu, o paskui turėsime daugiau laiko diskusijoms, klausimams, jeigu tai bus aktualu ir naudinga. Dabartis, kas liečia Spotlighto, šiandien neturėsime trumpo demo, bet bus galimybė po Vygando pristatymo visiems, kas norite pasidalinti šiek tiek savo, vėlgi, atviras mikrofonas, bet labai būtų smagu išgirsti, ką kūrėte, ką darote, kokius projektus įgyvendinate, kaip sekasi, galbūt tie, kas jau pristatė projektus, kiek anksčiau galėtų pasidalinti progreso update'ų, įdomu pasižiūrėti vėlgi, kur pavyko nujudėti. Tai programa daugiau mažiau tokia ir kas liečia dėl mūsų pagrindinių partnerių, tai jau kas dalyvauja ne pirmą kartą tikrai žinote ir pažįstate žmogų šito įrankio stovinti, tai Martynas, kuris šiandien yra čia prisijungęs, labai smagu, kad jisai AI Masters Apps turi specialų pasiūlymą klubo nariams. Martynai, gal norėsi trumpai? Jo, galiu. Girdit mane, ne? Jo, tai sveiki. Tai AI Masters Apps skirtas įrankis verslams, kurie iš esmės gauna labai daug užklausų iš skirtingų kanalų. Ir kuo daugiau digital kanalų naudojate, tuo sudėtingiau būna, kaip čia susijęti visą tai vieną bendrą paveikslą ir dėl to prarandamos galimybės, iš esmės verslo galimybės. Ir jeigu, pavyzdžiui, atėjo kažkur vienas klientas iš socialinių tinklų, kitas iš reklamos, kitas per naujienlaiškį ir taip toliau ir nematote bendros savo kliento kelio istorijos, nežinote, kokie signalai yra ir ką galima pasiūlyti tą pačiam klientui, tai AI Masters Apps apjungia visus tos kanalus į vieną bendrą sistemą ir pagrindė tenai galime matyti visus duomenis iš esmės vartotojo ir galima reaguoti tuos duomenis, tai yra vyksta triggeriai tam tikri, kad toj vietoje kažkas įvyko, mes galime automatizuoti procesą, išsiųsti papildomus žinutes, ar mailus, ar ten SMS-us, ar WhatsApp'ą, ar per socialinius tinklus kažkokią tai žinutę ir panašiai. Ir be abejo, ten yra ir AI įrankiai, tokie kaip chatbotai, voicebotai ir panašiai, su kuriais ir netgi ta pati AI studio, su kuria galima kurtis tos pačius landing pages, kurie yra šiek tiek net protingesni. DIA susitikimų metu penktadieniais, kaip ir turim netgi pasidarę vieną įrankį bendruomeniai, tai yra pavadinta Dialogas ir irgi su AI Masters Apps sukurta sistemėlė, kuri turi tų pačių vartotojų duomenis, gali prisijungti, išsaugoti duomenis ir panašiai. Tai daryti labai daug ką galima viduje, labai plati sistema, aš pats jos ieškojau labai daug metų ir pats naudoju ir kitiems siūlau pabandyti. Ir beje, yra 30 dienų money back guarantee, tai jeigu kažkas netiko, nepatiko ir taip toliau, nieko jums nekainuoja išbandyti. Super. Ačiū Martynai. Vėlgi penktadieniais 11 valandą praktinių susitikimų metu Martynas šiek tiek papasakoja daugiau ir pristato, ir šiaip, jeigu įdomu daugiau techninė pusė automatizacijų pritaikymo, tai kviečiame prisijungti penktadienį 11 valandą. Martynas tikriausiai pasidalins nuorodą į šitą susitikimą. Vienas dalykas. Super. Vienas dalykas, ką pamiršau paminėti, tai susitikimas įrašomas ir įrašas bus patalpintas YouTube kanale, paskui bus nuoroda, kur tai turėkite tą mintyje. Jūs, jeigu turite kažkokį sprendimą, kuris, manote, būtų naudingas verslams, būtų naudingas kitiems klubo nariams,
ar tai išskirtinis sprendimas, kuris sprendžia vienokią ar kitokią problemą, tai labai kviečiame jūs susisiekti su mumis ir pasižiūrėti, galbūt galėtumėm apjungti jėgas tą sprendimą pritaikant ir pristatant. Taip pat mes esame kaip asociacija, taip pritaikom ir AI Masters App savo veikloje, tai naujienlaiškiai, kuriuos siuntinėjame apie juos šiek tiek vėliau, būtent siunčiami naudojant šią sistemą. Viena naujovė, labai trumpai, aš neįsiplėsiu šiandien irgi su pristatymu, bet vieną iš naujų dalykų norėjau paminėti, kadangi mes jau kuris laikas bildinam ir statom, vėlgi, pavadinimo oficialaus dar nėra, bet tai AI dalyvių matchingo sistema, kuri padeda sujungti žmonės, sakykime, ieškančius ir siūlančius paslaugas, vėlgi galbūt yra kažkokių poreikių iš vienos iš kitos pusės su žmonėm, kurie gali pasiūlyti sprendimus. Tai nėra sistema, vėlgi mes ją daugiau testuojame gyvų susitikimų metu, tai ateinate į renginį, dalyvauja krūva žmonių, su kuo man reikėtų pasikalbėti, kalbam apie networkingo renginius, nes iš tikrųjų su visais ko gero nepasikalbėsit ir tam laiko trūksta ir kur tos didesnės vertės pažintys yra. Idėja paprasta, dirbtinio intelekto pagalba, padėti sumečinti tinkamus žmonės, kurie galėtų turėti potencialą kokybiškesnėm pažintiem. Tai sistema yra labai labai ankstyvoje stadijoje, mes čia tik testuojamės ir kitas dirbtinio intelekto klubo susitikimas, vėlgi, jis bus atviras, kaip yra dabar su nuoroda, bet tie, kas norėtų sudalyvauti šitame testavime, tai labai kviečiu užsiregistruoti. Čia yra QR kodukas, arba galite tai padaryti per mūsų puslapį ir nepatingėti užpildyti ten apie 6-7 klausimai anketą, kurią mes vėlgi pradedame taikyti ir žiūrėti ir po renginio turėtumėt gauti tam tikras rekomendacijas, įžvalgas ir tų žmonių, kurie užsiregistravo, pateikė informaciją jų. Vėlgi, kas dalyvavo, tam tikra ribota informacija, tikrai nebus visa informacija apie jūs pateikta, bet kad žinot, kad yra toks žmogus, kuriam, pavyzdžiui, aktualu, net nežinau, kaip pavyzdys, dirbtinio intelekto pritaikymas ar automatizacijos viena ar kita sritis, ne, kaip tik šiuo metu aktualu ir jūs esate tas žmogus, kuris sprendimus siūlote šitoje srityje, sistema jūs galėtų sumečinti ir, pasiūlyti, apsikeisti kontaktais, kur galėtumėt pabendrauti šitą temą. Čia tik kaip pavyzdys, yra daugiau, bet labai neįsiplėsiu, labai norėtumėm, kad ryžtumėtės išbandyti, užsiregistruoti, sudalyvauti ir paskui duoti mums feedbacką. Tai trumpai tiek, čia apie kitos savaitės susitikimą. Tie, kas dalyvauja ne pirmą kartą, jau gerai žinot, yra kanalai, kaip minėjau, yra YouTube kanalas, kur galite pasižiūrėti labai ankstesnius mūsų klubo susitikimo įrašus. Labai rekomenduočiau pažiūrėti praeitos savaitės susitikimo įrašą. Tai Martynas kalbėjo apie kodeksą, labai išsamus ir įdomus pristatymas ir yra tikrai labai daug įdomių ir labai gerų pristatymų iš ankstesnių temų. Tai jeigu aktualu, užmeskite akį, pasižiūrėkit ir manau tikrai rasite šio to vertingo. Yra Messenger, WhatsApp grupės, kur galite užduoti vieną kitą klausimą bendriem chatam, ir naujienlaiškis, apie kurį aš minėjau, penktadieniais išsiunčiam bent jau bendras naujienas apie ateinančius susitikimus ir praeitus susitikimus, tai beveik kiekvieną penktadienį su tam tikrom išimtim stengiamės palaikyti tą grupę, tai kviečiame subscribinti, jeigu jums tai aktualu ir įdomu. Gerai, tiek iš manęs su bendromis naujienomis. Atviras eteris turėtų būti dabar, bet kadangi Vygandas turi šiandien laiko limitus, kurie spaudžia, šiek tiek, tai galbūt pradėkime su tavo pristatymo, tada kas norėsite po Vygando pristatymo, galėsim tiesiog paminėkit, turėkit minty, kad bus atviras eteris ir galbūt kažką norėsite pasidalinti, parodyti ar užduoti vieną kitą klausimą, galbūt kažko ieškote, tai galėsite tai padaryti. Vygandai, esi pasiruošęs? Taip. Super, tai gerai, tada aš stabdau savo slaidus ir eteris tavo. Ačiū. Vieną sekundę. Taip. Matosi? Turėtų matyti. Taip. Sveiki, taigi mano vardas Vygandas, aš
kurį laiką jau dirbu su dirbtinio intelekto sprendimais. Pirmas buvo 2019, tai buvo R&D vadovų, tai buvo Anglijos startuolis Velocity Black ir dar tais metais nebuvo net kalbos ten apie ChatGPT, ten net tokio net nebuvo termino. LLM-ai irgi ne visai buvo tokie vartotini žodžiai, buvo tiesiog machine learningas, ten deep networkai ir panašiai. Su GPT, LLM-ais ir panašiai, tai nuo 3 versijos daugiau pradėjau šį kankinti ir ten visokius darbus vykdyti su juo, tai apie 24. Na ir aplamai pats 20 metų programavimo reikaluose, vadovavimas iš jų 8 ir pagrindė fokusas su darbu su Amerika ir UK ir B2B ir pagrindė SaaS-inės platformos visokios. Tai čia tokią struktūrą paruošiau iš keletos elementų, tai 4 atvejų analizės, šiek tiek perbėgsiu su pavyzdžiais, tada kiek iš savo darbo ir patirties pastebėjau, kokios rolės pasikeitė ir kokia ta įtaka buvo ir tiesiog įžvalgos, kaip galbūt būtų galima patiems stipriau, rimčiau, geriau pavaryti viso šitoj srity. Tai vienas šitais atvejais toks dalykas yra, kad sunku nuasmeninti, tai labai daug negaliu pridėti visokių dalykėlių, nes tos įmonės ganėtinai nemažos. Tai šitam pirmam atvejį įmonė lietuviška, apie 20 programuotojų, ten jų aplamai daugiau, bet prie pagrindinio to produkto 20 ir tas setupas visas yra ir daug juniorų, gal koks 50% ir tada likusi dalis midai ir dar keli seniorai. Tai debesys, SaaS, verslui skirtas, didžiulė platforma. Ir tas dirbtinio intelekto įvedimas toksai, sakyčiau, lėtokas ir tokie pastebėjimai, aš tuo pačiu metu dar ir klientai iš Amerikos turėjau, kad amerikiečiai iš proto eina, kaip čia greičiau labiau išmokti, kaip ten viską įvaldyti. Lietuvoje labai visi tokie chill buvo, daugmaž iki mūsų čia nedaeis, vis tiek reikės, kad programuotų ten, taip toliau ir panašiai. Tai va, kodo bazė labai didelė ir ganėtinai jau sena, apie kokie 10 metų. Ir turbūt didžiausia įtaka, kas tam įvedimui truputį kišo koją, sakyčiau, kad programuotojo būtent buvo tokio požiūrio, kad nedaeis arba reikės darbas pamokys. Tai paskutiniai skaidriai turbūt bus aišku, kodėl šitas toks požiūris labai gali koją kišti. Na ir iš vadybinės tos pusės buvo toks lyg reikia, lyg nereikia, čia niekam neaišku, kokia įtaka bus, greičiausiai brangiai kainuos. Skaičiavimas toks, kad jeigu pasieks žmogaus algą, tai čia jau no-go visiškai. Na ir prasidėjo po truputį bandymai su mažu žmonių kiekiu, kurie gavo prieimą prie to dirbtinio intelekto, palaiminimą, kad galima bandyti dirbti su juo. Tai kol dirba seniorai ir architektai, viskas neblogai. Prasidėjo klaidų lavina, kai pradėjo išnagus juniorai. Kas įdomaus iš to atsitiko, kad visgi su dirbtiniu intelektu lietuviškai susišnekėti yra problematika didelė. Net paklausus angliškai ir lietuviškai to paties dalyko, gausi, angliškai normaliai, lietuviškai kaip kada. Toks gali būti visiškai dausas, tai ten nieks nesupras, ką ten jisai norėjo normaliai pasakyti. Tai vat žmonės pradėjo taip daryti užklausas ir jos tokios buvo ne iki galo, sakykime. Tada kitas atvejis buvo toks irgi iš įdomesnių, kad buvo toks supratimas, kad dirbtinis intelektas žino geriau, tai reiškia, reikia jo labiau ir pasitikėti. Ir toksai aklas pušinimas į priekį atsirado. Tai tas pokalbis vis tiek būna su programuotojais, žinokit, čia yra įrankis, čia nėra jūsų vadovas. Ar pakeitimas jūsų, čia yra jų įrankis.
su juo jūs dirbat ir jūs valdot jį. Čia kaip plaktuką pasimtų, tai guli ant stalo jis ir guli. Gerai kala tą vinį, bet jeigu nežinai, kurią kalt, tai nelabai prasmės daug yra iš jo. Tai va, tada tęsiant į antrą atvejį, angliška įmonė, tenais jinai bootstrapinta, didelė, kaip pasakyti, ne visai didelė, gal 20 žmonių, bet ganėtinai sėkmingai funkcionuojanti įmonė nusprendė turėti savo sistemą, kurią irgi debesy turi, kur ten perparduoda klientam, visi ją naudoja, džiaugiasi ir panašiai. Tai 5 programuotojai, tokie, sakykime, buvo surinkta komanda labai pataupant, buvo switchas nuo 5 svarų į valandą link kažkur 15-20. Bet lėtai, po truputį, gan stabiliai, tas visas pasikeitimas kaip ir gerai pavyko. Tiesiog įdomybės irgi prasidėjo, kai pradėjom duoti žmonėms dirbtinį intelektą. Aišku, interesas iš vadybos, kad bus dirbtinis intelektas, viskas bus greičiau, daugiau, švariau, kokybiškiau. Bet kadangi ta kodo bazė ganėtinai tokia irgi didoka buvo, programuotojai savarankiškai per daug nesidomėjo. Ir dar vienas toksai momentas su užsieniu. Pavyzdžiui, jeigu samdysit kada patys programerius iš Azijos, Indija, Vietnamas, tai irgi daug vilčių nedėkit dėl dirbtinio intelekto, nes pagal jų pajamas dirbtinis intelektas jiem kainuoja ten kosmoso. Tai jie ten pigiausią, nemokamiausią variantą išbandė, taip, bet kaip čia, tarkim, Europoje ir ten Amerikoje įpratę, kad ten pasiema maksimum planą, be limito ir ten greitas, leitas, most fancy ir varom, tai taip nėra. Jiem duodi tą geriausią variantą ir nieks nevyksta, nes jiem visiškai nuo nulio tenais. Yra, aišku, kai kurie ten kieno reitas didesnis, tai jie gali tą visą įgyti, bet jeigu bandymas pataupant, tai vat gali to tikėtis, matau, Martin linksi galvą, kad jau teko patirti turbūt šitą. Tikrai teko. Net nustebau, sakau, jūs nedirbate su ChatGPT, tiesiog, nežinau, nepasiklausėte, sako, kodėl turėtume. Tai man rankos tiesiog nusvyro kažką. Bet čia prieš 2 metus buvo paskutiniai kartai dirbau. Jo, tai ten irgi buvo iš Vietnamo žmogus. Šiaip gerai varo, bet jo ten valandinis 8 pinigai buvo. Ir aš sakau, tu Klaudę pasimk ar ten kursą ar kokį. Tai sako, aš tu mokėsi tik. Aš sako, per valandą tiek neuždirbu, kiek per valandą, sako, aš galiu jis prasukti. Tai va, čia toks niuansas turėtų meni. Tai va, tada visa ta kokybė panaši istorija kaip ir pirmam atvejį. Ganėtinai aklas tas, pasakyti, vykdymas ir reikėjo pereiti, ypač iš Indijos žmonės kažkodėl aklai sekė, ką CodeRabbit jiem komentuoja. Tai yra kita sistema, kuri patikrina kodą realiai. Ir ten pasako, čia gerai, čia negerai, kažką pakeis reikia. Ir tenai toksai užburtas ratas pasidaro, kad kažkodėl pamiršta galvoti ir pamiršta, ką iš tikrųjų norėjo padaryti ir pradeda daryti tą, ką ten AI sako. Ir ten, aišku, tas AI nežino, ką ten reikėjo padaryti. Gaunas toks įdomus kuriozas. Ir irgi kalbos barjeras, pavyzdžiui, kas Vietname, pavyzdžiui, pastebėjau ir silpniau šneka angliškai. Taip susišnekėti išeina, bet su minčių dėstymu tokį fluent taip ne visai. Tai jie ir su dirbtiniu intelektu nesusišneka. Kūna, aš sakau, tai tu tiesiog AI paklausk, čia valandą reikalų. Ir taip 3 dienas kariauja, kur atrodo, tiesiog, aš naudoju ten Whisperflow, padiktuoju, užklausai, ir viskas, išspręsta, važiuojam toliau. Tai va, tokie momentai su jais. Tada, einant į 3 atvejį, tai buvo amerikietiška įmonė, stipriai finansuota, ten didžiulis finansavimas buvo.
buvo pasamdyta 10 programuotojų, tai ten ir iš Los Andželo, iš New Yorko buvo iš Las Vegaso, Nevados, ir toks tas kratinys žmonių. Ir aš ten galiausiai papuoliau po metų įdomybių. Tai tenais buvo idėja, kad AI first, tai yra dirbtinis intelektas, eina prieki ir viską bandė daryti vien tik dirbtinio intelekto pagalba, kaip čia prieš daugmaž metus ir prasidėjo tos kalbos, podcastai, kad čia viską įmonę valdys dirbtinis intelektas, ir ten viskas važiuos. Ir prasidėjo, tai ten toksai įdomus irgi dalykas, kad ne visi žmonės, kur gauna 160 į valandą, varo taip, kaip norėtųsi už tą 160. Kai kurie naudojosi progą išmokti dirbtinį intelektą, kas ganėtinai pasimatė po poros mėnesių atėjus. Kiti naudojosi tiesiog kaip iš smalsumo pusės. Buvo žmonių, kurie matau, kad jisai žino, kaip padaryti normaliai rankom, bet jisai tiesiog, kadangi šefas sakė AI first, tai jisai ir būrė ten AI first, nors ten, prasme, galėtų tiesiog normaliai padaryti. Buvo nemažai perdarimo, galiausiai netgi pats founderis sutiko, kuris pats ir bootstrapino ten viską, sutiko, kad gal visgi ir nelaikas dar, kad visiškai dirbtinis intelektas visą projektą vestų. Tada pradėjom žiūrėti, kaip sumažintas išlaidas visas, pakeitėm praktiškai visą komandą ir persamdėm iš Europos žmonės, tai turbūt gal perpus pigiau, bet visgi brangiausi, tai ten iš Šveicarijos gavosi architektai ir po visur, žodžiu, vienas dar Vietname žmogus liko. Tai tas 5-tukas, ten 6-tukas gal, dabar biški paaugo, bet surinkom žmonės, kurie parodė, kad jie domisi ir parodė, kad jie kažkiek gaudosi. Tai atrankos metu tiesiog klausiu, koks tavo pet projectas, ten side project, halturkė kokia nors ar kažkas. Ir va tie, kas parodė, kad, čia pridariau čia savo ten kokį darbo skelbimų portalą, kur ten skreipina jajus ir sako, kur man aplikuoti, tokie visokie. Tai jie labai pasiteisina paskui, kai reikia iš tikrųjų kažką rimtesnio padaryti. Ir jie labiau įsitraukia ir jie tada gali patarti, ten visko pats irgi, aš nežinau visko, tai ateina, pasako, įneša naujovių. Tai va, kas dar tokio rizikingo šitokiam atveju buvo hyper excitement, tas toksai, wow, čia technologijos, viską reikia imti ir daryti, ir čia naujausi modeliai ir taip toliau. Ir ten buvo prieita, kad iš vis Jira etiketą sukuriam, ką reikia daryti, ten vienas dirbtinis intelektas išmasažuoja, kaip ten turi būti aprašyta, ten dar kitas dar prirašo, kitas komentuoja ir ten eina, ten serveriuose cloud code'as sukasi ir ten jisai paima tą užduotį, pradeda kodinti. Dabar cloud code turi tą debesį programavimą, tada jo dar nebuvo tuo metu. Tai buvo visas tas rankom padaryta. Bet irgi tada pasimato, kad tas dalykas kainuoja tiek reikalų, kad iš tikrųjų gerai pasidarytų, nes viena klaidelė dirbtinio intelekto ir viena haliucinacija nuneša viską ten savaitę į šoną, kažkur nuvažiuoja. Tai va, ką aš čia darau? Tai va, su ta naujesnė komanda rezultatas pagerėjo, vis taip jaučiamai, gal sakykime, sulėtėjo tas visas veiksmas ir releasai, production'o naujų feature'ų, bet viskas stabilizavosi, klientai pradėjo nebekeikt, pradėjo karts nuo karto parašyti, pagaliau susitvarkėt, fainai, valio. Tai tiesiog reikia kreipdėmėsi, kad nereikia overhypinti ir daryti ko, reikia vis tiek visgi surinkti komandą, kuri kažką supranta ir galėtų rankom padaryti, ir duoti jiems įrankius, ir tada labai viskas pradeda stabilizuoti sėkmingai. Tai va, 4 atvejis, tai Solidmatics, čia mano paties, tai darytas buvo pradėtas ganėtinai nesenai, porą mėnesių, visas sudėtos pamokos iš
iš tų klientų, kaip daryti ir turbūt daugiausiai kaip nedaryti. Ir viskas buvo pradėta nuo dokumentacijos ir analizės, kaip viskas turės atrodyti, kaip viskas turės būti sudėta vienam projekte. Visi įrankiai sujungti įmanomi, interkomas prijungtas, drivai ir taip toliau, visi dokumentai sudėti vienoje vietoje. Ir visos aplikacijos, tai ten frontendas, backendas, iOS'as, Androidas ir panašiai viskas vienoje vietoje. Ir tada išskirta ten visokie kontraktai, kad dirbtinis intelektas, žodžiu, turėtų viską po ranka. Ir tas labai davė tokį, pasakyti, didžiulį stabilumą. Aišku, dirbtinis intelektas po tokio sukonfigūravimo daro vieną naują funkciją kokias 2 valandas, nes jis ir testuojasi, ir ten praeina visi testai, jam ten sulūžta kokia nesąmonė, jis vėl viską ir ten jisai būrė, masažuoja. Ir visas tas galiausiai gaunasi, praktiškai daug tikrinti ir nereikia. Ten realiai dirbtinis intelektas išsitikrina kiekvieną smulkmeną, išsifotkina kiekvieną mygtuką, išsispaudinėja ir susirašta. Čia tokie dabar jau šiais laikais visai padaromi dalykai. Finansavimas ganėtinai mažas ir kas labai pasimatė, kad žmonės gali tapti orkestru. Tai principe aš prieš šito projekto dirbu 7 kažkur vidutiniškai dirbtinio intelekto langus atsidaręs. 2 daro kažkokį researchą, vienas ten daro dizainą, vienas backendą, vienas testuoja, kitas frontendą, kitas auditą leidžia, kitas ten konkurentus vaikšto žiūrinėja per Chrome extensioną, kitas klikina visus mygtukus ir rašo, kas veikia, kas neveikia. Galva plyšta, sunku tiek išlaikyti, bet praktiškai vienam galima jau praktiškai verst kalnus, o kai yra dar pora žmonių komandai, kurie vienas pas mus užsiema operations, kitas užsiema irgi architektiniais dalykais, programinės įrangos tai praktiškai insane. Viskas važiuoja, tik tai pildosi, nieks nekrešina. Tai va, galima iki tokių visokių dalykų daryti. Dabar iš praktikos dirbtinio intelekto pakeistos rolės tokios pastebėtos, kad, čia mano praktika, kad yra, taip, reikėjo man Google Tag Managerį, kad sukonfigūruotų žmogus, aš ten rašau Upwork'e skelbimą darbo, čia reikės prijungti visus pikselius, ten Facebook, TikTok, ten kad ten paspaudė sign up ir ten viskas išvažiavo. Rašau, ten gal kiek čia tų pinigų dėti, ten kokį 1000 gal už tą konfiginimą. Ir taip įdėjau tą skelbimą, paspaudžiau publish ir galvoju, kažin dirbtinis intelektas padarytų ar ne. Tiesiog Cloud extensionas. Spaudžiu, sakau, žiūrėk, čia yra Google Analytics, čia yra Google Tag Manageris. Davai padaryk normaliai, kad į Pixelį, ten Facebook Pixel, LinkedIn Pixel ir visus kitus saitų, visi eventai mūsų svetainės. Ir tada dar prijungiu čia svetainę, čia tas eventų sąrašas, ką mes priskrepenė. Tai gal 2 valandas prasisuko, padarė ten, su prieimais karts nuo karto reikėjo prieiti, bet, už tą 1000 būtų nepadarę. Garantuotai nebūtų tiek padarę, kiek tiesiog pasiprašius per naršyklę ėmė ir viskas įsigyvendino. Tada Virtual Assistant, turiu Virtual Assistant, padeda su backlinkais, ten visokiais. Bet dabar pastebėjau, sakau, tu davai sužiūrėk, kokie renginiai startupiniai vyksta Lietuvoje, ten kur verta nuvažiuoti, kur būtų į temą. Ir toks, tai sako, duok čia man laiko, aš čia pažiūrėsiu, nes nepilno etatų, ten porą valandų į dieną dirba. Tai visą savaitę reikalų ir tas sąrašiukas toks. Tiesiog Cloud Cowork įsijungiau ir tą patį klausimą uždaviau, sakau, naudok naršyklę, naudok čia normaliai visus failus, kaip prieitum, Excelis jų. Tai jisai ten tiek pritraukia visokių įvykių, kad, kažkaip net keista pasidarė, galvoju, tai dabar tas Virtual Assistantai toksai nebent tos backlinkus dėliot, kur reikia daug ten galvoti, tai dar kaip ir reikia, bet padaryti kažkokį tokį researchą, kad surast kažką kažkur ir surašyti jau, reiktų jau tada labai tokio labiau senior žmogaus.
kad jau galėtum pasitikėti, kad duosi užduotį ir jisai suvadovaus tam dirbtiniam intelektui, kad jisai padarytų. Čia toks biškis su leadershipo skillsais, su vadovo skillsais jau nebėra, kad sėdi ir klikina ten beleką ir daug maž išspaudžia. Su dizainu irgi, cloud design pavyzdžiui, tai darbe dizaineris tai jau pereidinėja, sako, o čia riesta bus, jeigu aš nepereisiu, bet irgi tas darbas dabar toks, ir kitas klientas samdė, sakau, žiūrėk, taigi čia cloud design, ir jis irgi Figmoje rašinėjo komentarus, ten keikėsi, sako, tas dizaineris ten kol savaitę po savaitės, ten prikomentuoji, vėl po savaitės perpaišo, vėl prikomentuoji, vėl po savaitės. Sakau, tu pabandyk. Jis ten prirašė tų komentarų, ploja delniukai, sako, kaip fainai, sako, greičiau, pigiau ir padarė, wow, žodžiu. O kai su dizaineriais padiskutuojam, tai, irgi viskas linksta prie to tokio žinot kodėl, bet nereikia jau žinot kaip. Turi toks vizijai vadovaut, lydant visą tą idėją, kas kur bus ir koks tas reasoningas, nes dirbtinis intelektas gal ne visai toks jau ir protingas ant šito kampo iš tikrųjų. Tai va, socialinių tinklų rašymas, tai jeigu tokius labiau basic dalykus, tai kepa lengvai. Padorus komentarai į LinkedIną, mes tiesiog iš savo kodo pakeitimų kiekvieną dieną patikrinam, kas buvo padaryta ir ten aprašo. Easy. Vėlgi, grįžtam į tą strateginį poreikį, kad realiai pasidariau aš tą automatizaciją ir paskui jau gaunasi, dabar reikia galvot, ką toliau čia daryti. Tai toks next level, kad jau vis tiek pats turi galvoti ir tada galvoju, gerai, reikia gal to žmogaus, kad ten visgi užsimtų, bet jau tas, ko tikimas yra, kad jis jau padarys kokį 10-20 kartų daugiau visko, nes, jau jam daryti rankom nebereikia. Ir su testavimu, tai čia jau, kaip ir prieš tai minėjau, galima praktiškai 9% pasidengti visko, kur dirbtinis intelektas galbūt nepadarys, dėl konteksto kol kas trūkumo, tai yra ten kokios nors su finansais sistemos kažkoks bukinimas ir ten reikia žinot, pridėti kuponą kažkur, kaip nors keistai ir tada keistai užsibukint laiką, kad ten nulūštų kažkas kažkur. Tai čia jau žmogus, kas to dirba, tai jisai atsimena, nes čia labai daug žingsnių reikia vienu metu atsiminti. Bet turbūt galim planuoti, kad tas dirbtinis intelektas ganėtinai greitai pasieks tokį tą konteksto langą, kad galbūt ir galės atsimintis. Tai va, tai iš socialinių tinklų, kaip visas tas turinys kepasi, tai jisai čia netgi paima ir mano nuotrauką, sujungia su idėja, pastato į ofisą, uždeda Tech Bro Patagonijos lemenę ten ant manęs ir jisai tada užskedžiulina ten LinkedIn, Instagramą, Facebook ir taip toliau ir surašo visą tą turinį. Tai kaip ir minėjau, ir čia iš to darbo toksai, gali eiti miegot, pasileidai dirbtinį intelektą, jis ten kažką dirba porai valandų, gali pats tiesiog nulūš šalia ir pailsėt, kol jisai pabaigs, nes praktiškai tos garantijos jau ganėtinai aukštam lygyje yra. Ir tas toks tūpas rankinis darbas, o kaip paminėta, kad bilė žinot, ką paspausti, jau turbūt praeitie, reikia žinot, kodėl. Tiesiog, plėtra ir tas efektyvumas išaugo dėl kaip pasakyti, geresnių įrankių. Ir visgi trūksta korektiškumo ir validacijos iš žmogaus, kad nenueitų visos tos pastangos labai į šoną. Dabar dar pastebėjimai tokie, ko LLM, tas Large Language modelis negali, tai su inovacijom prastokai. Čia vienas toks mano gal mėgstamas pavyzdys yra, jeigu mes rašom kažkokį tai testą ir norim padaryti, kad davai pasidaryti taip, kad su dirbtiniu intelektu pasileistų tas testas ir dirbtinis intelektas vertintų rezultatą. Suprogramuoti žmogui rankom, suprantant, kaip čia tas veikia, gal ten 5 eilutės kodo, 10. Daugmaž pasižiūrėk, kaip ten kas prie ko, kaip tą prijungti API-ų ir viskas suvažiuoja. Dirbtinis intelektas tokių dalykų nėra matęs ir jisai pradeda ten kosminį laivą konstruoti, ten
tūkstančiai eilučių kodo, ten jis kažką būrė, bando padenginėti, kažkaip ten išlaužti tą prisijungimą prie dirbtinio intelekto, bet jam tas labai sunkiai gaunasi, reikia vos ne pažodžiui sakyti, tu rašyk taip, o ne nesąmonės. Tai praktiškai pačiam tiesiog greičiau yra. Negali pasakyti, ko dar nebuvo pasakyta, tai čia ta logika yra, kadangi jis yra nusiskaitęs visą internetą ir tai yra visgi matematinis generavimas sekančios raidės, tai jisai gali pasakyti visais kampais tas, kas jau buvo pasakyta, bet jisai kažko inovatyvaus kol kas sudėtingai, nelabai. Toks, kaip pasakyti, kad jisai kažką pasakys ir paklausys, tai dabar tu man paaiškink, kodėl. Ir jis baigėsi tas visas testo vieta. Ir tas kontekstinis vertinimas, kad, tarkim, su sveikatos kokiais dalykais galit sukelti tyrimus, bet jeigu jis neturi platesnio konteksto, tai jis labai iššauna tokį generic atsakymą, kas reiškia, kad jam dar nekyla net idėjų tam LLM, kad reikėtų gal pasiklausti, gal pasipildyti šiek tiek tą kontekstą, nes kažkas gal tartinai atrodo. Ir aišku, šitas milijardo vertės verslo idėja, tai pilnas tiktokas, ten, kur sako, ChatGPT, tell me $1 million idėja. Why don't need to work? Tai va. Ir gal tokios idėjos, kaip efektyviai susidraugauti su to dirbtiniu intelektu, tai pastebėjau, kas seka YouTube ir blogus ir tiesiog pasižiūrė, netgi TikToką, yra ten kūrėjų, visokių, kurie visokias naujoves papasakoja, sekasi daug lengviau. Cloud Chrome extensionas, tai čia kas nebandė, tai čia privalo turbūt pabandyti, nes čia jau vaizduoti yra limitas, ką galima liepti jam daryti. Visokias konfiguracijas ten, tarkim, ar ten pardavimų kažkokią sistemą, kur tingisi ten spaudinėtos mygtukus, ten sequence'ą kažkokį sukonstruoti. Ir tiesiog įsijungi, sakyti, padaryk normaliai, čia tavo dokumentai, čia mes tą dalyką pardavinėjom, techninį tą suspaudinėjimą, paskui kontentą vis tiek reikia biškai pasižiūrėti pačiam. Tada reikia pasidomėti skillsais ir MCP, tai, pavyzdžiui, iš skillsų dirbtinio intelekto, tai ką aš naudoju pats, tai esu pasidaręs sulietuvinimą teksto, labai daug taisyklių, ten gal 500 eilučių, o kitą turiu domenų idėjų sugalvoti, kitas yra kaip tekstą analizuoti, kad išmest visą tą triukšmą, kad tiesiog nebūtų to dirbtinio intelekto tokio perpildyto bereikalingai tos rašliavos žodžių. 5, tai toksai, kad galima 2 darbus vienu metu, sakau, išeina 7 ganėtinai stabiliai, tai pasiskaičiavau, daugiau tai jau reikėtų turbūt kažką programuotis papildomai, jau didesnę kažkokią sistemą, kad jin save prisižiūrėtų, nes jau galvoj netelpa tiesiog visas tas, nes kas būdavo darbe, reikėdavo priimti didelį sprendimą, nuspręsti, kaip kažkas bus padaryta per savaitę, nes ten kažką daryti, ten žinai, kad darys dar savaitę, reikės ten pirmadienį tik nuspręsti. Dabar gaunasi, kad kasdieną reikia tą daryti, nes padaro greitai viską. Tai toksai mental loadas atsiranda, kad turi netgi vadovaujant komandai ganėtinai greitai ir sugalvoti viską, nes paskui ką dabar. Tai va. Ir pastebėjimas toks dar, kad kiekvienas turi savo kelią, čia gali aiškinti, neaiškinęs, kaip ten viskas turi būti. Vis tiek visi daro savaip, čia yra normalu. Ir aš ir su kolegom, ir darbuose, tiesiog su kuom pašneki, klausais ir galvoju, kaip tau šis reikia kosmoso kažkokį darai, bet tau gaunasi, žodžiu. Tai va, gaunasi esmė. Ir kitas dar dalykas, ir keli net kolegos yra sakę, programuotojai sako, tau gerai, tai pratęs aiškinti visiems, ką daryti, manageris. Sako, man ką, sako, aš tik tai programuoju, sako, aš niekam neaiškinu, tai sako, aš ir su beždžionėle nesusišneku taip, kaip tu, sakai. Tai va, čia turbūt moralas, beždžionėlė vadina tą dirbtinį intelektą, žodžiu. Tai kad praktiška yra šiek tiek pasitreniruoti tą vadovavimą ir tą leadershipą, nes
tas turbūt įgalina ateityje mažiau apsikraunant galvą ir mažiau stresuojant jų daugiau vienu metu įsijungti į darbą. Tai, ačiū. Geras, Vygantai, tu čia greitai praėjai, sakai, ir viskas, nereikia ir per daug ir per ilgai įsiplės. Ai, ką, žinau, ten suspaudžiau, kiek galėjau. Taip, ar turime klausimų, kas galbūt kažką norite paklausti? Nes aš tai paklausiu šio bei to, bet galbūt dar klausimų, kas iš prezentacijos. Prašom. Pamirštu vardą, bet koks tavo visą laiką. Kęstutis, ne? Jo, Kęstas, visai gerai. Aš žiūrėk, minėjai, kad paleidai su GTM-us žiūrėti, tu jam davėjai patį JSON konteinerio pradžiai, ar davėjai tiesiog brausinti po GTM-ą? Brausinti, tiesiog atidariau langą. Kiek klaidų radai paskui? Kelias iteracijas viskas veikia, daugmaž normaliai. Tai, sakyčiau, nebuvo tragiškai. Kažko, ta prasme, kažko labai didelio, tai nebuvo, tiesiog darėm pažingsniui, kad, dabar susižiūrim tagus, dabar susižiūrim, kad paimti tuos eventus, paspaustus, ten, tada paimti patestuok, jis ten atsidaro kitą tabą, tada pasilaudina page'ą, tada pasižiūrė, ar tos logus sukrenta, jo sako, jau dabar čia gaunas. Gerai, dabar pajung TikToką ten, tada jis atsidaro ir TikToko tą langą, jis ten išsispūdalioja, ir žodžiu, taip, iteracija, toks šonė. Kito kompo pamestą, ten prie vieno dirbi, ten vis atsisukė, baigė, dabar tą padaryk ir toliau. Tai normaliai, nebuvo. Gal netyčia turi skilą pasirašęs? Ne. Gerai, pasirašysiu, idėja gera, aš jau pradėjau tai daryti, bet įdomu realybė, žinai, kas jau ištestavo. Gerai, geras čia būtų, nes darbo tai nemažai šiaip. Matai, čia dar tau paprašiau, tu darai savo. Biškis sudėtingiau, kai tu darai klientui. Ten dar daug komunikacijos su klientu tampa. Šitą klientui dariau. Šitą klientui darai? Okay. Jo. Bet ten irgi, kaip pasakyti, ganėtinai daug kas nuo nulio buvo, tai tas pats kas sau turbūt. Jo, sakyčiau. Bet kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kai randat kažkam klientui kažkam reikia daryti arba pasiemat kažkokį, kur labai daug visko pridaryti ir ten gali galvą nusilaužti, bandydamas suprasti, tiesiog galite eksportuoti konteinerį, duoti cloud ar kažkam ir tada klausinėti, ko jums reikia, kad jums pasakytų tiksliai triggerius ir tagus, kurie su tuo iteruoja. Bet dar pastebėjau, kad pradžioj liepiau šiam susipiešti medį priklausomybių, nes pradžioj labai grybavo. Nes nebuvo daug exceptionų, labai tiesiog. Bet dabar ir Cloud Code gali pasiekti tą extensioną ir atsidaryti browserį, tai galima ir JSON-ą parsitempt, ir liepti išsianalizuoti ir liepti paskui padaryti. Galima, bet pirmas dalykas nepasitikiu. Vienas dalykas, o antras dalykas ilgai būna užtrunka. Man kol kas Cloud extensionas taip kartais veikia, kartais neveikia, nors aš ir skilus apsirašęs esu, bet jis 2 kartus suveikia, 3 kartą sugrybauja. Ir tada, žinai. Visą laiką reikia pertikrinti, nes kažkaip labai mėgsta jisai iš šono vis nueiti. Nors atrodo, jo, tą patį daro, pas mane Shadow'as yra kas savaitę, bet aš dedu į tarpininką, pasižiūriu, ką padaro ir tada tik sukeliu, kur reikia, bet to, kad tiesiai. Čia pačio už GTM-o setupą naudojant agentus, kaip tik reikės vienam šoką tvarkytis, tai tikrai išsibandys. Robertai, tu keliai ranką ir nori dar kažką? Jo, man buvo visai labai džiaugiuosi, kad savo projektą pradėjau nuo
architektūros, didelės krūvos įvairių popierių, kurie po to keitėsi, evoliucionavo ir Vygantas minėjo, kad žiauriai gerai, kai jie yra, bet o ką Vygantai darai, jeigu jauti, kad projektas dar turi toliau potencialų vystytis, bet pati architektūra jau baigėsi. Toliau kuri architektūra? Kaip čia pasakius? Aš kaip techninis, tai gal lengviau iš tos pusės, nes aš tiesiog aprašau tiksliai, kaip ten turės veikti viskas. Kiti mačiau žmonės daro, kad irgi padaro deep researchus, kokią technologiją naudot, kaip ten viskas turėtų veikti. Tik esmė yra, kad ta architektūra ir plus dokumentacija reikia pastoviai audituoti. Kaip aš sakau, auditą jisai pažiūri, kas kodė, tada pažiūri, kas dokumentacija ir savo ištrink viską, kas nesutampa arba ten pataisyk, nes kitaip jis prikeps ten kilogramais to teksto, kur paskui jis tiesiog užkemša visą tą atmintį ir jisai pradeda labai grybauti. Tai kuo švaresnė, to geriau, tai kažkaip ir tą vystymą tolimesnį yra lengviau daryti, kai viskas švariau. Taip, toks, nežinau. Turbūt pas mane bent jau esmė tas yra išvalymas ir tas deep researchas, kad parink geriausias technologijas pagal projektą ir tada jau su juo važiuojam. Dėkui už info. Man labiausiai patinka, kai labai panašiai, kaip minėjai, pasidarau ir tada pirmas dalykas, ką pasiskaitęs, suprantu, kad aš netempiu šito lygio, ką jis man parašė, ką man reikės daryti ir tada neriu į YouTube ir podcastus porai savaičių, tada bandžiau, o tada įvyksta krešas ir suprantu, kad visgi reikėjo turėti backupą, kurio neturėjau. Jo, tai šiandien, šią savaitę paskyręs esu savo sistemos backupo sukūrimui. O tu naudoji GitHubą? Jo, naudoju. Tai ten backupas dalinis bent jau yra. Dalinis yra, bet matai, kadangi per MCP klodas prieina prie Airtable, gali keisti ir rašyti duomenis. Yra tų sričių, kur aš noriu pats viską susirankioti, ne tik iš kodo, bet ir automatizacijos apsirašyti nuo A iki Z, kad čiutkas nulūžta, kad tiesiog galėčiau paimti ir iš naujo padaryti, nepermastant logikos, o atkurti. Šiaip patarimas Dombazių, aš backupus daraus bent 2-3 kart per dieną, tikrai išgelbėjo ne kartą, kai kažko prisidirbdavau ir bent jau gali palyginti ir plus dabar jau AI atiduodi lyginimus ir atstatymų darbus, tai tikrai padeda. Saugiau, tai gal turėti developmento aplinką, kur ne viskas į productioną važiuotų. O devą išsitestuoti, reikia tada ten viską jau. Jo, bet kartais sumerdžini ir žiūrėk, nebevyksta, kai susimerdžina. Vygantai, kaip tau su side projektais? Tu pasakoji apie savo pagrindinę veiklą, yra dar kelios veiklos, ne kiek žinau, ką tu darai. Pasidalinti biškį. Jo, gerai. Tai ta pagrindinė, tai tas toks konsultavimas, kaip fractional CTO, jis toks ten pavadina visai, ten head of engineering, ten, whatever. Žodžiu, ateina ir aš ten būna komandas pertvarkau, vadovus pamokau, kaip ten daryti, kaip nedaryti, koks tas visas procesas. O iš side, tai tas Solidmatics, kurį minėti, tai irgi darome tokį įrankį, kuris skirtas tiek ir vadovams, tiek ir founderiams, kurie gal ne visai techniniai, kad būtų lengviau pasižiūrėti, ką daro programeriai. Tenai dirbtinis intelektas prisijungia prie visų Gito, Jirų, daug Jiros ir Intercomo prisijungia, dabar net prijungiam ir HubSpot'o Salesus, kad prisikabint, bet esmė yra ta, kad jisai ir Slacką žiūri ir jis atsimena, kas ką sakė, dar iš stand-upų transkriptai visi suvažiuoja, tai pavyzdžiui, mes ten pašnekam, ten Petriukas sako, aš čia rytoj releasinu, ir tada ateina tas rytojus ir tas dirbtinis intelektas sako, žinok, jisai čia prisišnekėjo jau releasinu. Ir taip jau jam nebesigaus ten pamest, nes
pažadai visi net ant timeline'o susideda ir jisai paskui patikrina, ar tie pažadai buvo įgyvendinti ne tai, kad sakė, bet ar kodė jie yra atsiradę ir ten tiketas uždarytas. Tai toksai, va, ten vienas, kas ten, Paulius iš Adeo, tai labai juokėsi, sako, čia pavadink botagas LT. Labai tiktų pavadinimas toksai. Bet esmė, aš jau jį pats net pradedu naudoti su klientais, pasijungiu, ateina, koksai, kad šefas sako, reportą duok man apie inžinieringą, kaip čia reikalai. Tai aš tada nubėgu tą savo Solidmatics projektą, sakau, tikrai man čia reikalai. Ir viską man surašo, kas ten ką sakė, kas nesakė, kas iš tikrųjų padaryta, kas vis dar progrese. Ir aš tada copy-paste išlenka ir valio. Labai awesome daiktas. Tai idėja iš vis kilo, kad daug klientų kažkaip pas mane papuola, kad pasisamdė kažkokius neaiškius kontraktorius ir ten jie bilina už visą savaitę, bet pradedu matyti, jie ten dirba gal dieną max iš vis. Bet kadangi tas įkūrėjas ne visai supranta, kiek ten jie iš tikrųjų turi dirbti, kiek nedirbti, tai jam gal normaliai, gal ne, bet sako, man jų tarimų kilo, tai sako, pahairinau, patikrint. Tai tai galvoju su dirbtiniu intelektu, tai čia ganėtinai lengva tokius visokius išgaudyti. Ir tas nuo šito prasidėjo ir jisai tiesiog išsiplėtė, kad jau ir transkriptai važiuoja ir ten daugiau dar visokių netgi prie bugų lendam. Galima pasiprašyti per chatą, sakyti, davai tikrink, ar Petriukas, jeigu 2 dienas nieko nepadarys, tai man alertą atsiūs. Ir ten yra tokia kaip siena, ir ant tas sienos yra Petriukas nedarė, tas nedarė, tas ten nesąmonė pridarė. Ir gali scrollinti atsisėdęs ir žiūrėti, kaip grybą pjauna. Ir komentarai yra, ir gali komentarą parašyti, tada dirbtinis intelektas ten visos įmonės praktiškai tą kontekstą gali pasiieškoti ir atsakyti daugiau detalių, kodėl ten jisai taip pat nusprendė, kad nepadarė. Klausytojų, gal paleidot išoriniam testavimui, ar tai tik tai... Galima, jo. Tai svetainė solidmatics.com, ten sign up ir... Ok, skamba įdomiai. Turėjau mintį panašią, biškai su project managementu, kad, žinai, būtų lengviau tuos procesus sekti ir juos kontroliuoti, daryti, būtent automatizuotą, žinai, tiek komunikavimą, tiek taskų sukūrimą, tiek visą, managementą, kuris galėtų padėti su kasdieniais darbais. Tai aš manau, čia panašiai tą daro. Kadangi ten yra duombazė, kas įvyko, kaip pasakyti, vektorių ryšių, tas visas medis, kas prie ko, ten Joniukas prie Petriuko, prie to projekto, prie to kompo, ten tas, tiesiog pas mus jisai dar yra laike, mutavimas to viso medžio. Tai mes pasišnekam, sakom, turbūt galėtume prieiti prie absoliučiai visos įmonės duomenų pertraukimo, ir kad turbūt nereikės net to vidurinės grandies vadovų iš vis. Tai tiesiog tos programerius ir ten kažkas ateis, sakys, tai ką man čia daryti, kadangi viskas jau yra įtraukta, kas ten ką sakė, ten CEO sakė, kad kažkas svarbu, tai jis tą jau ir žino. Labai lengva prioritetą priskirti. Bet čia žiūrėsim, metų bėgiai. Super. Žinau, kad buvo dar vienas projektas, nežinau, ar tu jį, bent jau prieš metus, kai mes kalbėjom, ar tu jį vis dar vystai, nes tu ieškoji žmogaus, jeigu gerai atsimenu, kaip tik ties. Ten su irgi įrašais, man atrodo, bet, kilintas jau visai. Pamokos išmoktos, buvo įdomu, bet neradom, kaip mes jį ten pritaikyti pakankamai gerai. Ambicijas buvo ten iki medicininio lygio, bet paskui pradėjau aš ten tyrinėti, kiek ten reikalų. Vienas didelis klientas turėjo ateiti, bet ten jam viskas pastrigo, žodžiu, gausi toks, einam ką nors kitką daryti. Startuolio, procesas. Tai tas klientas vis dar parašo karts nuo karto ten, sako, mes vis dar realizinam ten didžiulę sistemą, tai sako, kaip praeitais metais šnekėjom, tai mes su juo šnekėjom ir jie gal prieš mėnesį rašė laišką, kad vis dar, sako, sorry.
Tai gal dar ne viskas baigta, ne? Tada gal dar bus šansas atgal. Kaip ten viskas padaryta, tai praktiškai iš naujo galima daryti, nes senoviškai darbiškai ten. Okay. Ar turim dar klausimų Vygandui? Taip, Martynai, prašom, kaip čia keistai parodė tave? Nežinau, normaliai likti. Šiaip toks klausimas, žinai, tu irgi sakai apie kažkurį čia projektą, nepaminėjai pavadinimo, tai gal ir nereikia, bet kad senovinė technologija, ne? Mhm. Aš čia kaip tik šią savaitę tokį auditą savo dariausi, kaip dirbu ir tiesiog pamačiau, kad per pastaruosius 8 mėnesius mano patys procesai, kaip dirbu, pasikeitė 4 kartus. Iš esmės, ta prasme, jau dabar sėdžiu, kaip aš dabar dirbu, jau reikia kaip šią savaitę, gal kaip pastarasis 2 savaitės dirbau ir tai dar neaišku, ar kitas sekančias 2 taip pat dirbsiu ir reikia jau keisti tą procesą. Man asmeniškai tai labai challenging. Šiaip žmonės, aš kartais bandau kitiem paaiškinti, įsivaizduok, 10 metų darėjai, vieną kartą gal keitėsi ten tas procesas, man dabar per 8 mėnesius 4 kart pasikeitė ir aš net nežinau, kas yra teisinga, kas yra gerai, kas yra blogai. Tu tiesiog pasirinkai kryptį, važiuoji ir kažkaip tai tenai judam, gal teisingai pasirinksiu, gal ne, tiesiog iš patirties. Ir nežinau, kaip tau pačiam, žinai, ar tu tai pastebėjai, kiek pačiam procesas keitėsi per pastarį pusmetį, nežinau, pavadinkim taip. Ar taip pat dirbi, ar jau pasikeitė? Kitaip. Pradžia buvo tokia, kad iš pradžio baisoka, kas čia bus. Paskui jau prikišt nagus pavyko, prie to dirbtinio intelekto buvo toksai wow, nebereiks tiek daug dirbti. Ir nes padaro dalykus, ten parašo, taip toliau. Ir tada jau priejom prie to, kad gaunasi dirbi 10 kartų daugiau negu dirbai tai, nes tu vienu metu gali jų daug sukti ir tas toksai gaunasi, nežinau, kaip fanatikas, koks jauti, kad daugiau padarai ir nori dar daugiau. Ir davai varom, čia nereikia mėgoti nieko. Ir labai, labai iš tikrųjų apkrauna iš tą ir gan streso tas lygis net jaučiasi, kad jis toks pakilęs, nes tie visi, kaip pasakyti, įdėtos tos pastangos ir visos dienos tiek daug yra padaroma, kad kažkokią nesąmonę, jeigu padarai, tai jau skauda, nes daug padaryta. Ir tada toks labiau ir galvoji, ten pastoviai daugiau į tą laiką į analizę paskiri. Tai keičiasi, tai aš nežinau, čia pastoviai kažkaip vis atrandi kitų kampų, kad gali daryti, o čia atradimas buvo tas Cloud Code, ne Cloud Code, o Chrome extensionas Cloud'o, kad šitas paskui kažkaip daėjo, kad čia ir per to Cloud'e appsą galima susijęti ir jis ten pasiekė, tada, kad dabar aš galiu čia turėti daug kaip GitHub'inių projektų, bet kuriuos yra tik dokumentai. Ir tada aš liepiu ten jam pildyti CRM, man ten sakau, surask man investuotojų, kur tiktų mūsų įmoniai ir ten kokiai visoj pabalti ir ten, sakau, žiūrėk, tu naudok mano naršyklę, ten bus prijungtas mano LinkedInas, tai tu ten neapsikrauk, tiesiog sierčink, ieškok ir į draugus visus kviesk iš eilės ir tada tu jos dar dėkit CRM į HubSpotą, tai per MCP deda, LinkedIną naudoja, tai klikina tiesiog viską. Tai žodžiu, ten kas savaitę vis kokių naujų bairių prisigalvoja ir paskui sėdi ir galvoja, tai kažkaip kuris čia dabar tas toks didžiulis darbas ir tos pastangos, kuris yra iš tikrųjų svarbu, kuris yra tiesiog kaip triukšmas, kad čia vyksta inovatyviai kažkas. Tai toks, nežinau, ar atsakiau, bet chaosėlis toks. Tai matau paterną, kad jisai labai panašus ir pas tave, ir pas mane, ir pas kitus, ką girdžiu. Tai tiesiog gerai kartais išgirsti irgi, kaip pasakė apie tas pačias skirtingas komandas ar skirtingas kultūras, tai irgi labai pastebiu. Tarkim, šiaip pastebėjau, kad taip kaip lietuviai dirba su AI ir taip kaip jį naudoja ir
kas mums atrodo jau defaultu, ta prasme, duok agentui ir taip padaryk. Aš čia bent jau Ispanijoje gyvendamas, irgi vaikštau į tos AI, tarkim, bendruomenių susitikimus įvairiausius ir maždaug aš tiesiog kaip defaultų tam tikrus dalykus sakau, jau vis tiek gamina sistemas, tai jau maždaug supranta, matau, kad ne. Labai smarkiai, ta prasme, konceptai suvokimo, kaip AI gali būti naudojamas, yra labai skirtingi. Labai tiesiog. Lyg tai vis dar statistika, kad 0,3% ChatGPT bandė kažkas tokio, jeigu neklystu. Prieš mėnesį dariau tą statistiką, dabar neatsimenu, bet ten turbūt per mėnesį pasikeitusi labai smarkiai, nes ten dariau kaip tik 2 ar 3 mėnesių skirtumą, tai labai smarkiai pasikeitė. Ten 100 milijonų kas naudojo, iš vis nemokama arba iš vis nenaudojo, tai labai skiriasi, tai net neįsivaizduoju, kas dabar vyksta. Ačiū, bet kokiu atveju buvo labai naudinga. Iš šitą temą aš galiu pasakyti, kad naudojimo lygiai kardinaliai skiriasi. Ir tie, kurie sako, didžioji dalis, yra vos atsidarę ir paklausę. O didžiausia problema, kurią aš susidūręs esu, ką jūs ir šnekėt, atidarysti mąstymo langelį, kad sugalvotų, kad bent jau pabandyt paklausti, ar tą dalyką gali padaryti, arba kaip mes galim padaryti, arba kad jis pats, kaip jis gali padaryti geriau, galbūt tiesiog jam gal pasiūlys ją. Ir dar ta mintis dar buvo, kur tu minėjai, kad jeigu klausai, ar žmogus turi side projectų, aš irgi pradėjau tokį įsivedinėti ir pastebėjau, kad jeigu žmogus neturi side projectų, jau čia yra problema. Jau tingės darytis. Matau Darius ranką kelią. Jo, aš tai norėjau paantrinti, jūs galbūt ne, tarp prasme, kai kurie, kas dirba šiaip iš esmės tą IT darbą, tai jisai pasikeitė. O tarkim, mano atveju, aš visai nuo IT buvau toli gražu, tai atidirbė 80 valandų tai, ką dirbi ir paskui dar 8 valandas čia su tuo AI vargsti, tai dabar pasidarė 2 etatai. Pas mane lygiai taip pat dariau, identiškai. 3 nakties miegoti yra norma. Anksti atsiguliau, vadinasi. Praeis po 2-3 mėnesių, žinokit. Tai jau pusmetis nepraeina. Kikins human signalai visi, burnautai ir visa kita, tai pareis. Jo. Aš taip, pavyzdžiui, dabar žiūriu dedikuoti LT, ten Windowsinį serverį, kad jis, nes aš kompo tai dar išjungiu, būna nakčiai. Tai galvojant Windowsinę servo, paleisi dirbtinį tą intelektą, cloud codą ir jis ten pajungs jam asmeninį jo paštą, jo visas ten accountus ir galvoju, kai aš miegu, jis galės dirbti. Ir sakysiu, kad neklausinėk nesąmonį ir varyk iki ryto. Rytą pažiūrėti. Tai čia tokį jau čia progresas turbūt dar žiauriau pavaryti. Jo, dar telefoną duodi, kad galėtų visais appsais Android arba Apple naudotis. Jo, pinigų. O neturi baimės, kad varys pro šoną ir tiesiog degins tokenus? Tai dar reikia rasti darbą, kad užsitirptų tokeną. Įdarbint kur nors. Fable bandžiau, tai šito tai dariau vieną feature, tiesiog sakau, paprašiau įdėti feature, kad iš Slacko galėtų parašyti botui ir to boto žinutė įkristų į tą Solidmatics sistemą ir ten suvaikščioti atgal. Tiesiog tokia funkcija. Gal 400 pinigų sudegino ir dar jinai nebaigta. Bet sudegino, tai to prasme, sėdžiu refreshinu ir plus 10 ant kiekvieno refresho ir žiūriu, sukasis ir pužė. Tai išlaukiau jau, bet taip jau pliamba. Būtų gerai, kad gerai būtų. Tada pamačiau, kiek dar ten reikalų, nes nėra taip paprasta tokį padaryti. Tai, sakau, išdisabling tą feature, neištrink, bet grįšim vėliau. O Opus 4.8, tai turiu aš keletą accountų Max plano, tai sugebu abu užmaksinti kartais. Ne visada, bet būna.
Cool. Taip, ar dar turim klausimų, ar Vygandai dar turėsi porą minučių pabaigti? Aš žinau, kad bus tikriausiai norinčių pasidalinti savo update'ų, turim open mic'ą, tai galit drąsiai pasidalinti, ką pavyko nuveikti, ką sukurt, gal yra kažkokio progreso nuo ankstesnių pristatymų, ar norite tiesiog pasidalinti su kitais ir čia, kaip sako, judgment, ne judgment, bet padėt, kad galima būtų įvertinti, galbūt išgirsti iš kitos perspektyvos, tai aš manau visiems būtų įdomu tiek pamatyti, tiek ir išgirsti, tiek ir geras feedbackas visą laiką praverčia. Ar turime norinčių? Čia kaip visą laiką, žinot, tas toks, reikia motyvuoti. Martynai, tu labai gerai moki pamotyvuoti per savo renginius, tai šitą. Gerai. Galų galia kažkas, tai jeigu darosi ir gauti čia feedbacką iš karto userių ir, aš sakyčiau, šiek tiek advanced userių, tai čia labai gera galimybė. Aš negaliu rodyti, ką aš dabar darau, nes po sutartim. Jo, bet šiaip smėl noriu kažką tai parodyčiau, bet turbūt ne šiandien. Okay. Aš galiu pasigirti, kad pavyko man dalinai, ta prasme, planau kraustyti iš kompo į šitą virtualų serverį su savo agentais, bet paskui nusprendžiau, kad nesikraustau, o tiesiog susikuriu bendroji sistemai, tokį, kaip sakyt, partnerį agentą, kad būtų ir kompe, ir tam virtualiam, nes, tarkim, jeigu kažkur keliauju kompą, o įsidedu į kuprinę, nebeturiu ką veikti. Tai dabar turėsiu, kaip sakyt, online visą laiką turėsiu, o kompas vis tiek jis man reikalingas kaip raktas, kaip instrumentas prieiti prie duomenų, prie paštų, prie to pačio Chrome extension ir taip toliau. Tai galiu kažkam galbūt irgi praversų tokią mintis, labai paprastai pasisikuri virtualų serverį, ten įsikeli savo sistemos dalį. Iš esmės jos kaip ir gaunasi, klonuojasi viena su kita, bet tarpusai bendrauja, aišku, ne taip sklandžiai, kaip konkrečiai per kompą vyksta, bet toks variantas irgi yra. Dariau, tu paminėjai vieną raktažodį, man toks labai užstrigo, kad kompas tampa kaip raktu, arba telefonas kaip raktu. Ir dabar klausimas, žinai, kaip mes tos raktus saugome, rakiname, kad kiti neprieitų, nes man pradeda kartais, galvoju, jeigu dabar čia prieitų prie šito, ne, arba kaip man tos accountus dabar valdyti, kad, žinai, jie būtų atskirti, arba bent jau sukontroliuota ta, kaip čia, prieimo bazė. Šitas saugumo klausimas kiekvieną dieną, kaip sakyti, iškyla ir man, ir agentam, ir aš puikiai suprantu, kad jeigu kažkam bus įdomus, tai turbūt tikrai ten įsivaizduoju. Social engineeringo nieks neatšaukia su AI-om. O šitą tikiuosi, kad niekam bus neįdomus. Kol kas dar prastas, kadangi indusai daro. Ir kiti, bet kažkada ir jie patobulės, o šiaip toks naudojat bent jau skillų security projektam prasukti, kad jie prasisuktų vis, kad pasėjus pasitikrintų save. Klaudas visai neseniai, Martinas kaip tik rodė security savo paleido. Kodeksas, jo, skillą. Aš dar jo neprasukau, bet šiaip gerą davė mintį galima bus pasižiūrėti, ką jisai ras tam pačiam kode, kurį prasukinėjau ir dabar tuo pačiu paleidau kitus, pažiūrėjau, kokiu ten dar prisirašiau ir prasukinėjau. Šiaip reikia kažkur pasidaryti skillą, kad jis, kaip manai, kad jau padarėjai nemažai ir jau MVP pasidaręs, kad prasuktų tuos visus skillus, kurie yra, nes atsirandinėja problema, kad skillų daugėja ir žinai, tokį susidėti must skillų prasukimą. Tai šiaip dabar davėjai mintį iškart paleisiu, kad pratikrinti, nes čia kaip tik visiškai naujas appsas kepamas. Tai su dabar kaip tik irgi su kubešnekam. Tai čia toks svarbus tikrai nepamiršti, nes laužia dabar viską, ką netingi. Labai didelės sistemas laužia ir labai rimtai laužia. Dabar lengva, atidarai 7 ekranus ir laužai, ką nori.
Jo, bet tikėtina, kad su open LMM-ais galingais, tik tai juos jailbreakina ir tada naudoja. O kam jailbreakinti tam, kad netgi Open LLM vis tiek turi savo... Jo, turi railguardus. Aha. Šiaip nesidomėjau, bet įdomu. Kaip? Yra pilna. Okay. Reiks paskaityti. Ačiū už kryptį. Ačiū už kryptį. Gal kas nori kokį pranešimą padaryti? Toksai yra. Security skillą atsisiunčiat ar savo pats pasirašot? Aš nesu tiek geras, kad pasirašyčiau. Kodeksas išleido praeitą savaitę. Vieną iš skillų. Aš jau pavargau tą video tavo peržiūrinį, tai ten blemba tiek daug reikia padaryti, kiek tu ten pripasukai per valandą, savaitę laiko dirbu ir dar, nežinau, 30 minučių video nebaigta. Welcome, nežinau, kaip dar pasakyti. Jo, dėkui, tikrai. Galiu patarti nebežiūrėti video, nes visi YouTube video yra transkribuoti, tai duodi savo agentui, paprašai, kad perskaitytų ir ištrauktų tai, kas tau įdomu ir viskas. Nes video žiūrėjimas, iš tikrųjų, aš bandžiau paskutiniu metu irgi daug žiūrėti video, tiesiog laiko deginimas ir konteksto daug, naudos 5 minutės iš valandos, tai iš esmės 12 kartų gaišti daugiau laiko negu, nors jau pasigreitinį ten iki 1.2.5 kokią nors tą spartą, bet dabar nebežiūriu video, tiesiog įmetu agentui, jisai ištraukia kontekstą, pasižiūriu kokios temos. Šiaip jisai dabar žino, kas man įdomu, tai jis man jau pats jau sako, žiūrėk, čia mums neįdomu ir aš tuo pasitikiu sočiai. Šitą ir aš darau, bet video tiesiog vizualiai kai kurie sprendimai man patiko, tai norisi replikuoti čiut. Tai kai jau tada, jeigu jau randi kažką, kas konkrečiai įdomu, aišku, galima peržiūrėti, bet aš turiu minėti, kad aklai nežiūrėti, kaip anksčiau žiūri, ten 10 laidų peržiūri ir vienoje laidoje kažkas įdomaus 5 minutės. Man smagiausia dalis yra, kad kai ateini į momentą, kad padarom kažką su AI, o padarom su AI tai, ką aš noriu, kad jis padarytų. Ir kai ta dalis pradeda gautis, tada atsiranda tas toks, kaip skalnų slidinėjimą, kol greitis yra baimė, tol nėra malonumo, kai greitis tampa malonumu, tada kalnų slidinėjimas užveža labai. Tai dabar stipriai džiugu, kad žinai, kaip padaryti, ne šiaip ką AI sugalvojo, bet kaip padaryti tai, ką tu sugalvojai, kad jis padarytų. Tiesa, pasinaudojant progą į chatą įmetu, dariausi pertraukėlę nuo Rask AI ir galvoju, ką čia nuveikti per tą pertraukėlę, galvoju, turiu savo seną puslapį, belė kaip seną, paimsiu, atsinaujinsiu, tai pasidariau 2 valandų pertraukėlę, užmeskit akį, baisu, nebaisu. Žiūrinkam skirta. Man apželdinimui. Mano tiesiog, kadangi senas puslapis labai stipriai nedraugauja su technologijom, tai reikia atsinaujinti. Tai va, tiesiog per porą valandėlių prisėdau ir galvoju, pasisbandysiu. Čia turbūt reikia testuoti, duoti trafiką, žiūrėti kiek... Susidėk trackingus. Ir žiūrėti kiek konvertuojasi. Tiksliniai labiau vartotojai. Šiandien kaip tik pasakoju apie GTM, pikselius ir visą kaitą. Daug tegul sudėdau, tai nieko neturi. Čia GTM-as Google Tag Manageris. Ne visi turbūt Kęstutį, ypač jeigu ne iš IT pasaulio, žinai, keiksmažodžiai šneka. Negirdėti keiksmažodžiai šitie. Google Tag Manageris iš esmės padeda tiesiog sudėti visus trackinimus iš skirtingų sistemų, nes jeigu leisi adsus ar kažką, tai Facebooko reikės pikseliukus susidėti. Ar užsuko? Ar kas užsuko, kas spaudė, ką darė. Kodėl darė ir panašiai. Netgi tų pačių, tarkim, matau pas tave formą yra gauti pasiūlymą, ar kai užpildo formą pas tave ateina pranešimas, čia toks standartinis mum dalykas, bet ar gauni tuos pranešimus, žinai, kokį Slacką, ar ten, nežinau, bet ką naudoja kaip messengerį, kad matytum gyvybę, žinai, savo svetainės.
Jo, dabar testavimo metu tai gaunu į Telegramą. Telegramą kažkur tai jo. Jo, taip šitą. Bet žinai, čia. Nežinau, aš tai gavau erorą. Pildai formą? Jo, nepavyko iš jūsų užklausos pastikrinkė duomenis arba paskambink tiesiogiai. Okay. Ir ką tai reikštų. Jeigu čia, žinai, kažkas neteisingo išpildyta. Aš jau vieną kartą su tokiom bėdom esu susidūręs, kai, pavyzdžiui, kažkas man veikia vien dėl cookies, o pereinė ant kito kompo ir neveikia. Jo, kad įdžiau irgi tas pats. Žiūrėk, yra auksinė taisyklė, tu viską tekstuoji ant inkognito režimo. Okay. Kai ant to kompo jau veikia, jo. Arba išsitrinkti, yra tokie pluginai, cookie editor kokį nors. Jo, štai žinau. Pagrindinis šitas, kadangi čia šitam darbui yra maždaug 2-3 valandos skirta, tai čia man esminis klausimas, ar vizualiai normaliai, ar ne? Įdomi animacija, aišku. Bet čia, žinai, kaip čia skonio reikalas, va taip pasakyti. Va, tai jo. Aš nemanau, kad tu turi klausyti mūsų nuomonę, žinai, ir čia labiau vartotojai. Jeigu vartotojams tinka ir jie pildo, ar atlieka bent jau tai, kokią funkciją pačios svetainės, turbūt gauti užklausimą, tada okei. O ten gražu, negražu. Dar, kad galėtų, jeigu patys galėtų susimodeliuoti ar suprasti, kiek tau kainuos preliminariai, tai nepildant užklausą. Jo, tiesiog sliderius. Skaičiuoklė bus tikrai, mano vyrai ir moteris, mano gebėjimai, palyginus su jumis, yra, tikrai N kartų mažesni. Čia 3 valandų darbas. Jo, labai džiaugiuosi. Priim kaip kritikos. Mes tu klausi, kas tau padėtų, bet tau pasakom, kas tau padėtų, biškiuką. O antras dalykas, kas išskritai su visa šitą sferą ir statybų ir kitą labiausiai padėtų, tai nepamiršk atsakinėti į užklausas ir ypač e-mailus. Nes tai yra labiausiai nervinanti dalis. Kai parašai užklausą ir nieks neatsako. Yra tiesos, taip. Pats su to susiduriu kartais su brangovu beieškodamas būna. Paskambini, išsiunti, primini, kad išsiunti, primini, kad priminiai. Ačiū. Aš kažkada sakiau, eičiau su reklamą, bet ką tokio atidarant, aš užsakau į jūsų žinutes ir e-mailus. Viskas daugiau nieko. Šiaip kultūriškai, jeigu lyginant, kadangi Ispanijos rinkoje esu, tai Ispanijoje neveikia. Webas neveikia. E-mailus atsakinėja per mėnesį, geriausia atveju kartais būna jau pamiršti, tau atsako. Sakai, kodėl jūs man po 3 mėnesių atsakėt ir panašiai, kai tau reikėjo valandos bėgį atsakymų kažkokio. Viskas vyksta kol kas skambučiais. Visas digitalas ar formų pildymas yra bereikalingas dalykas. Čia jeigu kažką Ispanijoje bandysite, ypač paslaugų sektoriuje, tai pamirškite. Nebent tai yra kokia tarptautinė kompanija, kuri įėjus į Ispanijos rinką ir ten tada jau veikia viskas. O žiūrėk, taip įdomu modelį, bet jeigu tu pasileidi savo verslą ir atsakinėjai, yra perspektyvos tame? Jo, tik tai, matai, žiūrint su kuo, jeigu tai yra ispanai, jie labai mėgsta pirkti iš ispanų. Yra tam tikros taisyklės, kurios labai jaučiasi. Ir net jeigu tu ir greit atsakysi, kartais ispanas labiau pirks iš ispano negu iš... O jie klausia to, ar tu ispanas? Jo. Tu ispaniškai turi bendrauti. Bet kokiu atveju viskas persikels po užklausos ant telefono, ir telefonas jau ten viskas aišku, ar tu kalbėjai ispaniškai. Gali frontendą pastatyti vieną. Ne, aišku, dabar jau su AI gali ir visą šitą suvaldyti, jau čia nėra problemos. Bet yra. Čia šnekant apie ispanus, jie labai panašus kultūriškai darbais su italais, ar? Skirtingai. Italai atskiras, aš sakyčiau. Kaip čia kontingentas. Tikrai, kad tai įdomus, bent iš mano patirties. Aš vengiu. Ir vienų ir kitų vengiu. Irgi. Nebent jau ten yra kažkoks ryšys. Bet man neseniai, kaip tik aiškino, kad bent jau keli susitikimai su vakarienėm ir taip toliau, kitų atveju verslo čia jokiais būdais nebus, bet ir tai be kelių mėnesių nebendraus. Tai.
Kitoks, tarkim, verslo darimo būdas. Bet čia ne AI. Ir aš manau, va čia, jeigu kalbant apie AI sunkiai irgi, tai, kaip, tu gali duoti taisyklių rinkinius, bet sunkiai dar praeis, kad AI tau paruoštų planą, kaip reikėtų bendrauti, kaip reikėtų tos kultūrinius skirtumus praeidinėti. O Martynai, bendrai, kaip patys ispanai žiūri į AI, ar jie aktyviai naudoja ir pritaiko? Jie mano, kad aktyviai naudoja. Čia GPT paklaus, kaip Ne, ta prasme, jo naudoja ir man rodo, va čia žiūrėk kaip stebuklingai ir taip maždaug, prieš 3 mėnesius mes žiūrėjom kaip į stebuklą, dabar mums nebe stebukla, žinai. Tai, bet labai skirtingai, nes čia matai, daug ekspertų yra, daug tarptautinių, jeigu, aš dėl to ir sakau, jeigu ispanas tame, reikia dar atsargiai žiūrėti ir užduoti papildomus klausimus, jeigu yra su tarptautiniu mąstymu žmonės, visiškai kitas lygis yra ir ten tikrai pažengimas yra žymiai didesnis ir labai priklauso nuo kokios bendruomenės prieina. Jeigu ispanai, tikrai jiem atrodo tai stebuklas, ką jie daro, tai ką mes čia šnekam, jau yra kitam lygmenį ir panašiai. Čia matai, Lietuvoje irgi ir kitose šalyse visur tikriausiai tas skirtumas yra didžiulis. Jo, didelis. Plius šalis ta didelė, aš čia, žinai, negaliu pasakyti, kad čia ką vietiškai matau Valencijų, žinai, tai tas pats Madridas, ten Santanderis, Barcelona, galų galiai visiškai kitas kontingentas, nes Barcelonoje labai tarptautiniai verslai ir skatinami, ir ten priemami šiek tiek kitaip negu visoje kitoje Ispanijos dalykai. Tai, sakau, nuo regiono labai smarkiai, iš tikrųjų priklauso. Bendrai, ką galėčiau pasakyti, neįsivaizduoju, kad didžiausias, netgi korporacijos, ten yra viskas susitvarkė ir daro viską gerai. Ne, ten bardakas net didesnis. Jo. Tik tai ten, kas geriau ir garsiau moka rėkti, gražiau moka pakalbėti, jie eina į vidų ir jie įsivaizduoja, kad jau tai sprendimas yra, bet kai iš tikrųjų tu, pradedi kalbėtis ir žiūrėti, o tai ką turit ir taip toliau, kokiu būdu darote, matai, kad ne, toli gražu. Ta prasme, jie dar tiesiog turi išleisti, kaip aš sakau, bent 50-100 tūkstančių, kad suprasti, kaip šiandien girdėjome, kad, ta prasme, reikėtų tai kilinti arba reikėtų pertvarkyti komandas ir panašiai. Tai patirtis ateina su laiku ir pinigų kiekiu leidžiam. Super. Vygantas pabėgo. Jo, Vygantas, kaip pasakau. Jo. Jeigu ką, vis tiek kontaktais pasidalinsim YouTube įrašę, man atrodo, tai drąsiai galima pakomunikuoti, bendrauti, žinau, kad tikrai linkęs padėti, pasidalinti patirtim ir tai tą rekomenduočiau. Ar dar turim kažką, kas nori pasisakyti, kažką? Dalyvių tai po biškį mažėja, po vieną, po du. Klausim. Ką taip? Sakau, gal kažkas nesiseka ir kažkur strigia. Jo, dabar jau galite sakyti. Brainstormint biškį. Kas nori. Kaip priversti agentą pranešti, agentam vienas kitam pranešti, kad jie jau baigė darbą ir kreiptis į orkestratorių sekančiai užduočiai? Čia naudok į Hermes kokį nors arba orkestratorių tam skirtą geriausia, nes kiek bandžiau vidinių, šitų sunkiai veikia, pavadinkim taip, arba veikia ne taip, kaip aš norėčiau. Ir dar gaunasi, kad kartais jie vienas kitą tapšnoja per petį ir sako, viskas gerai, bet kaip aš žiūrėjau pats, nelabai. Vidinių tai turi omeny instrukcijų? Jo, vidiniam instrukcijom. Aha, tai tam yra tada atskiri orkestratoriai visiškai. Vienas iš Open Hermes, sako dabar vienas geriausių yra. Tai gali pasižiūrėti. Bet yra online. Negali su cloud'u dirbti be API. Bet nežinau, ką jis naudoja, matai. Man tik tai įdomu, nes aš savo gal agentų platformą pasidaręs, tai biškai kitaip dirba. Man tik tai įdomu, kaip pagrindinis orkestratorius gali pamesti, kad jo subagentas baigė darbą.
Jis nepameta savo, bet aš nenaudoju. Jis ne kaip subagintas. Subagintus tai viskas gerai, jis suvaldo. Okay. Bet, tarkim, kai turi skirtingas rolės agentų apsirašęs, ne, ir apsimokęs. Ir tada, kaip pasakyti, kai vienas baigia, kad tai tu kitas tvarkyti ir kad tai suveiktų. Tai pačiam prompte, kad gali duoti užduoti, kad aktyvuok kitą agentą arba perduok jam, nežinau. Aš užduoti, kad kreiptųsi padaręs užduotį į tą, kuris... Jo, kai baigi darbą, tu ne tik man pasakyk, bet dar papildomą, žinai, triggerį sukur. Nu, jo, yra, bet tada tu gaunasi padarai seką, kad kiekvieną kartą jis turėtų kreiptis vienas į kitą, ne? Ir kažkurio momentu turi nuspręsti, ar jau čia gerai ar blogai. Teoriškai galima, praktiškai aš supratau, kad aš deginu per daug tokenų, kurių aš tiek neturiu. Ir aš labiau linkęs tiesiog pats peržiūrėti, nes dažnai ir pataisyti reikia ten visą kitą. Čia aš dabar neatsimenu, vienas pasakojo, kas daugiausiai dirba su orkestratoriais apie šitą, bet tada turi būti API su vos ten neribotais resursais ir tada labai neblogai ten dirba, bet degina irgi kokybiškai. Tai tą reikia omeny. Bet dabar panaudojau kodekso tą security skillsus. Įdomų sąrašiuką pateikė. Iš tikrųjų, bandau fiksinti. Tai kaip ir pravertė. Bet aišku, ten dar sistema neparuošta iki security toli dar. Bet kuo anksčiau pradedi matyti, irgi neblogai yra. Ja, ten Robertai, kur klausai dėl infrastruktūros, tai iš esmės dabar net nebėra prasmės daryti kitokią negu scalable infrastruktūrą. Tai realiai bet ką tu darai ir aprašyk, kad architektūra turi būti scalable. Kad kai ateityje sugalvos didinti, sakytų, kad nebūtų kažkokių problemų, kad su kažkokiam limitacijom susidari. Bet kai naudoji didžiausias programavimo kalbas, naudoji duombazės, žinomas ir visi kiti dėlės, tai ten visos yra labai scalable. Jo, scalable tikrai yra, šitą jau pastebėjau, kad aktualu pats ir toliau darausi. Matai, aš niekad negalvojau, kad aš taip toli nueisiu su savo idėja ir pati ta idėja man labai paprastai atrodė. Ką čia parašo užklausą, ją išanalizuoja, sumečina, valio, viskas labai gerai, sistemai viskas tarpusavėje veikia. Skamba labai paprastai, bet kai pačiam turinčiam nulį žinių visą tą teko ir tenka daryti, ta sistema jinai auga, didėja, daugiau visko, dar. Ir ateini į momentą, kad kažkuris sistemos dalis yra tiesiog nebeaprašyta ir turi sugalvoti, kaip visą tai bus. O paskui prasidės dar reikės apie optimizavimą galvoti. Jo, čia kažkada iš pradžių reikia prieiti iki jo. Bet žiauriai smagu. Siūlau prieiti nuo pradžių. Ir kaip apsirašinėja jau galvoti ir ypač galvoti apie failų, imidžų, jeigu kažkokie egzistuoja, optimizavimą ir spaudimą ir visą kitą, nes kai tu dirbi su savimi, ne, tik tai testuoji, tai jo, viskas gerai, čia tau užteks visko. Vos tik tai atsiras daugiau klientų ir jie pradės kelt dalykus, tu pamatysi, kaip pradės sproginėti. Prasidės pirma problema, kad vartotojai kels failus didesnius, negu tu planavęs greičiausiai ir jiem nesikels vienas. Antras dalykas, serverio resursai bus bilia kokį, tiek parsiuntimo duomenų, tiek išsiuntimo, jau net nekalbu apie storage'ą. Tai čia tokia esminė, jeigu kažką darot didžiai masė ne tik savo, tai galvokit apie optimizavimą iš karto nuo pradžių, kad jis taip darytų. Ir jis padaro puikiai, žinot, tik jam reikia žinot. Pasakyti, nes jis nepagalvoja pas niekados. Netgi tokias simulacijas, žinai, pasidaryti, va, sistema paruošta, dabar įsivaizduokim, ateina 1000 naujų vartotojų. Na ir tada tu gali jau pradėti skaičiuotis, ką tau tai kainuos, kiek resursai išsiplės. Ir tokiu būdu, aš vienas toks vartotojas, įsivaizduok, dabar ateina
1000 naujų vartotojų, tokių pačių kaip aš. Jo. Ką man tai kainuoja? O tada ir prasideda įdomumas visos iš tikrųjų. Jau dabar kainuoja, atrodo, ten, po biški už duomenų, biški už automatizaciją, biški už tą ir susivalgo, keli šimtai. Tai dabar dar tas mikro lygis. Nežinau, daug tau susivalgo. Aš tada, žinok, sakyčiau, pasimk virtual private serverį savo, ten tau 200 kainuos 2 metam kažkas tokio, atrodo, dabar hostingeriai. Tai turi storage, kuriame tu gali kurtis kokias nori duombazės, kokias nori dalykus ir tada tau tik tai jaus. Bet be API nejung, tai geriau naudoti šitais planais, geriau porą nusipirk, jie yra pigesni bendroju atveju negu per API jungiantis. Ir tu taip čia duomenis optimizuoji visus. Nes jeigu pirksi kiekvienoje sistemoje po atskirą dalyką, tai tau tikrai greitai bildinsis. Net tas pats verselis, jis pakankamai brangus lyginant. Žinai. Nemokama versija yra nuostabi, bet jeigu tu nori jau kažką biškį daugiau, prasideda. Mano dabartinė mintis yra susikurti viską, kas yra įmanoma iki final produkto ir tada jau jį klonuoti į, sakykime, kaip minėti, private serverį. Nežinau, matai, kad dabar tai, kad tai padaryti, vėl tiek visko reikia sužinoti, išmokti, perdaryti. Nežinau, ar gerai galvoju, ar ne, bet norisi susikurti, pasižiūrėti, ar viskas iki galo veikia. Jeigu įdomu ir rinka akceptina, tada jau prieš pasileidžiant tiesiog viską persiklonuoti. Na, bus daug pamokų dar. Jo. Bet visą laiką yra su kuo pasitarti, tai arba tiesiog net asmeniškai susisiekti ir kalbėtis. Aš turiu eiti, ačiū visiems, susimatysim. Ačiū labai. Gerai, dėkui visiems. Dėdai, papasako, ką ten kuri. Kas aš ką kuriu? Aha. Tai gal šiek tiek plačiau, kada kitą kartą gerai. Gerai. Kas labai baziniam lygmenyje, bet po jau minėjau, supratau. Gerai. Tam kartui tada. Tam kartui, kol kas. Sam.